Pergalė prieš persus išgarsino Atėnus, didžiausią ir galingiausią Graikijos miestą. 5 amžiuje iki Kristaus jame gyveno apie 250 000 žmonių. Akmenuota ir nederlinga Atikos žemė dirbantys valstiečiai tokią gausybę sunkiai galėjo aprūpinti maistu. Todėl trūkstamų produktų atėniečių pirkliai įsiveždavo iš svečių šalių. Ilgainiui miestas tapo vienu iš didžiausių prekybos centrų Viduržemio jūroje. Atėnai garsėjo kaip vienas iš gražiausių ir turtingiausių senovės Graikijos miestų. Pasak vieno šalies rašytojo, stuobrys yra tas, kuris nematė Atėnų, asilas, jei nesivažinėjo miestu, o kupranugaris, jeigu paliko jį savo noru. Centre ant aukštos salos stūksojo tvirtinta miesto dalis – Akropolis. Čia stovėjo miesto globėjus deivės Atėnės šventykla Partenonas, kuriame laikytas iždas. Netoli Akropolio driekėsi siauros ir dulkėtos gatvelės su gyvenamaisiais namais bei dirbtuvėmis. Gyvenimas virė pagrindinėje miesto aikštėje – Agoroje. Tai buvo ir turgavietė, ir susitikimų vieta. Atėnuose gyveno 2 pagrindinės žmonių grupės – laisvieji gyventojai ir vergai. Tik iš Atėnų kilę laisvieji gyventojai turėjo piliečių teisės. Jie galėjo dalyvauti tautos susirinkime bei tarnauti kariuomenėje. Piliečiai už gyvenimą polyje mokėjo labai mažus mokesčius arba buvo visai nuo jų atleidžiami. Svetimšaliai Atėnų gyventojai, vadinami metekais, garbingų piliečių teisių neturėjo. Be to privalėjo mokėti valstybei mokesčius. Dauguma Atėnų polio gyventojai vertėsi žemdirbystę. Jie atveždavo į miestą parduoti alyvų aliejaus, vyno, grūdų. Gyvulininkystė besiverčiantis kalnuotų Atikos vietovių gyventojai aprūpino atėniečius vilna bei kailiais. Atėnų vardą garsino talentingo amatininko dirbiniai. Vienose dirbtuvėse buvo kalami ginklai, kitose gaminami dailūs audiniai, trečiose sidabriniai ar auksiniai papuošalai. Net visą miesto rajoną užėmė puodžių dirbtuvės. Atėnuose pagaminti ir išradingai papuošti indai vertinti visoje Graikijoje. Žemiausią padėtį užėmė apie pusę polio gyventojų sudarantys vergai. Jie visiškai priklausė nuo šeimininko. Dirbo sidabro kasyklose, statybose, šeimininko namuose, atliko namų ruošos darbus. Vergai turėjo galimybę išsipirkti iš vergijos, tačiau net ir tapę laisvaisiais gyventojais nebuvo laikomi visateisiais piliečiais. Atikos vartais į jūrą tapo Pirėjo uostas, esantis už 6 km nuo Atėnų. Pirėją su Atėnais jungia koridorius, kurį iš abiejų pusių saugojo sienos, vadinamos Ilkosiomis. Uostas vienu metu galėjo aptarnauti net 400 laivų. 2 prieplaukos buvo skirtos karo laivams, 3 prekybiniams. Šalia uosto atėniečiai įrengė prekių sandėlių, muitinių, prekybos salių. Į uostą atplaukę laivai atgabendavo prekių iš tolimiausių kraštų. Pirkliai privalėjo mokėti muitą, kuris papildė Atėnų iždą. Graikai sakė, jog nėra tokios prekės, kurios nebūtų galima gauti Pirėjo uoste. Sparčiai plėtojantis prekybai 7 amžiuje iki Kristaus Graikijoje pradėtos kaldinti sidabrinės monetos. Kiekvienas polis turėjo savas. Visoje Graikijoje ypač buvo vertinamos Atėnų monetos. Ilgainiui Pirėjo uostas tapo tarptautinis prekybos centru. Pačios galingiausios jūrų valstybės laivai skersai išilgai raižė Viduramžių jūrą. Atėniečiai tuomet dar neturėjo kompaso ir patikimų jūrinių žemėlapių, tad plaukiojo tik dieną. Nuo salos iki salos stengėsi nenutolti nuo kranto. Dėl plėšimų baimės prekybinius laivus lydėjo manevringi karo laivai. Taigi, su jumis buvau aš, Spagetis. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtukus. Viso!